Sveiki, gyvi, pirmadienis ir mes tęsiam mūsų 12 pamoką. Iš tikrųjų pradedam ją, bet tęsiam mūsų programavimo kalbos C++ ir šiandien norėčiau pašnekėti apie klases ir objektus. Tiksliau supažindinti su jais kažkaip per velnes ir kadangi praeitos savaitės pirmadienį buvo labai paprasta pamoka, tai šį pirmadienį pradėsim nuo didelio mindfucko. Taigi gal pradėkime nuo klasių pirmiausia ir kas yra klasė. Įsivaizduokite, kad mes turime susikūrę kažkokią didelę programą ir mes turim šimtus funkcijų. Ir kad būtų kodas gražesnis, mes ant funkcijas galim susigrupuoti į klases. Ir mums bus daug paprasčiau jas susirasti ir kodas daug gražiau atrodys. Taigi, kaip kuriama klasė? Pirmiausia, reikia mums pasirašyti class, tada klasės pavadinimas, tai sakykime nauja klasė, ar ne? Jinai neturės jokių parametrų, todėl iš karto galima sudaryti jūsų kūną, body, kaip sakant, ir čia kažką įrašyti. Tik susikūrę klasę, mes turime nurodyti jos tipą. Klasės yra dviejų tipų, tai yra viešosios ir privačios. Šiandien pašnekėsim apie viešasias, bet kas tai yra? Privati klasė yra tokia klasė, kuri turės kažką savo body ir jinai jo niekam neatiduos. Kitaip sakant, tai bus uždara klasė, ne? Privati. O būtent ta viešoji klasė, public, kitaip sakant, ji visų savo turinių dalinsis su kitom funkcijom, sakykime. Tai mes šiandien susikurkime tą viešąją klasę ir mums, kad susikurti viešą klasę, reikia užrašyti tiesiog public ir uždėti dvitaškį. O jau kas toliau vyks, tai bus būtent tos klasės buddies, klasės kūnas. Taigi susikurkime greičiausiai funkciją. Funkcija bus ta paprastoji, tiesiog be jokių parametrų ir be jokių veiksmų viduje, kitaip sakant void. Žinoma, mes turim prisiskirti jai kažkokį pavadinimą, tai sakykime paprastą funkciją, ar ne? Ir viduje mes pasirašykime siautą, išmesime kažkokius tai žodelius, tai tegu ne tai būna, underline galima pasirašyti. Mes turime susikūrę naują klasę, jinai yra viešojo tipo, kitaip sakant public, turi pačią paprasčiausią paprastą funkciją, kuri turėtų išmesti mums ekrane būtent šią eilutę. Dabar kaip visą tai atvaizduoti? Daugelis tikriausiai norėtų iškviesti jau, ką mokėmės, tai tiesiog mūsų funkciją iš karto pasirašyti funkcijos pavadinimus, tai paprasta funkcija ir gyventi savo laimingai. Tačiau ne viskas yra taip paprasta. Kodėl? Nes mūsų tokia funkcija su tokiu pavadinimu gali būti ne tik šitoj klasėje, ji gali būti kitoj klasėje, antroji klasė, trečioji klasė, 12 klasėje ir taip toliau. Ir jeigu mes bandysime ją iškviesti, mūsų programa sunerims ir susimėtys, nes jeigu mes turėsim daugiau negu vieną tokią funkciją, jinai nežinos tiesiog, kurią funkciją iškviesti. Todėl čia į pagalbą mums ateina objektai. Kas tas objektas? Tuoj parodysiu, kaip jis susikurtai. Objektą turim priskirti kažkokiai tai klasiai. Taigi, mes kadangi dabar turim tik vieną klasę, naują klasę, ir jai turim prisiskirti objektą. Kaip jis priskiriamas? Tiesiog reikia užrašyti klasės, tos klasės pavadinimą ir po tarpu šalia jos parašyti objekto pavadinimą. Tai tarkim, naujas objektas, ar ne? Ir kabletaškis. Viskas, tik tiek. Dabar, kaip tą objektą iškviesti? Mums reikia jo pavadinimą, žinoma. Naujas objektas, ar ne? Tada dedame tašką. Ir kadangi mes turim tašką, iškart matote, man siūlo rašyti paprastą funkciją. Štai taip. Kodėl? Nes mūsų objektas priklauso klasiai ir būtent mūsų objekto pagalba mes galime valdyti, iškviesti 1, 2, 3, 5, 12 funkciją, kurią mes tik norime. Kadangi mes mūsų klasėje turim tik vieną funkciją, man automatiškai ją ir parekomendavo. Jeigu mes būtumėm turėję kelias, tada jau man reikėtų jos pavadinimą rašyti.
Ir jeigu viskas tvarkoju, aš paleidęs programėlę turėčiau matyti čia tiesiog eilinį žodelį. Dabar labai trumpai, kad jūsų neglumint, pabandysiu paaiškinti. Mes susikūrėme klasę, mes priskiriame klasiai kažkokį tai jos tipą, vieną iš tų dviejų, ir jau tada kažką tai kūrėme jos viduje. Kad tą iškvies, kas jos viduje, arba kitaip sakant, kad panaudoti klasę, mums jai reikia priskirti objektą. Ir tik tada objekto pagalba mes galime naudoti klasės vidurius, klasės body. Vat kaip ir dabar, sakykime, panaudoję objektą, mes iškvietėme šitą funkciją, paprastą funkciją, kuri mums ir parašė tos žodelius. Aš labai tikiuosi, kad jūs supratot, ką aš norėjau pasakyti, o jeigu ne, tuomet pažiūrėkite antrą, trečią kartą, jeigu reikės ir ketvirtą, nes šitą jūs turite, tikrai turite mokėti. Ir žinau, aš sakau tai ne pirmą kartą, bet C++ yra tokia kalba, kad jeigu mes žinome pagrindus, mums bus labai lengva ir toliau. Taigi, gero pirmadienio likusio ir susitiksim trečiadienį visą.